ne tik, kad dar kažkas, bet gal iš to, ką apie Čaitanę Mahaprabhu galim pašnekėti, jo ir apie jo lylas, gal yra kažkas, kas ypatingai domina. Jo, nes čia Bhagavatam principas, mes žinom, taip, čia tu šloki Bhagavatam, sako, kad viskas, ką mes matom atskirai nuo viešpatės, yra tik iliuzija, tik atspindys, tarsi atšvaitas tamsoje, šviesos atspindys tamsoje. Tai va, tai mums labai pravartu mokytis, matyti, kaip viskas siejasi su viešpačiu. Šito mūsų moko. Svarbiausia, Bhagavatam kultūra moko šito. Moko tos jogos, to ryšio su viešpačiu. Tam nebūtinai reikia pabėgti iš pasaulio, jo, kad gyventume su viešpačiu, mums visai nebūtinai pabėgti iš šito pasaulio. Tai galima daryti gyvenant čia ir dabar. Tai va, tai gal kažkas turit kažkokių, nežinau, labai rūpimų klausimų, bendruomeniai svarbių klausimų, apie kuriuos irgi vertėtų pašnekėti, kažkaip pažiūrėti, kaip jie siejasi su viešpačiu. Aš tai pasiūlyčiau Čaitanės dienos proga prisiminti 6 reikalavimus. Ir Šikšaštaką prisiminti 8 tos kosmos. Tai, sakau, mums užtektų tada klausimų pakankamai žinių, jeigu jas prisimintume, pakartotume šį kažkur. Nežinau, aš tik taip pagalvoju. O jūs kai kuriuose šventyklose, tai Šikšaštaką kiekvieną rytą kartoja, ne? Taip, bet šiandien tai Čaitanės diena. Tik dėl to, Suprantu. Ačiū. Gera mintis. Gal dar kokių nors minčių, idėjų, klausimų? Как обрестилось Господа читание. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ну, gal dar kas nors? Nu gerai, bandom, pažiūrim, kas bus. Jarada Madhava Kunja Bihari Jarada Madhava Kunja Bihari Jarada Madhava Kunja Bihari Jarada
Namo Vishnupada Krishna Prasthaya Bhutale Krishna Namaste Saraswati Devi Namo Pracharina Nu, jūs tikriausiai visi skaitėt Chaitanya Charitamrita, žinot jos tą įprastinį metrą, sakant, kurio įprašyta. Bet yra viena dalis, būtent apie viešpaties Čaitanijos atėjimą, aprašanti šią dieną, kuri parašyta visai kitų metrų, skamba visai kitaip ir žiauriai gražiai. Tai nežinau, man kiekvieną kartą, per kiekvieną Gauro Purnimą norisi tiesiog ją paskaityti. Tai jeigu niekas neprieštarauja, tai tiesiog galima paskaityti. Tai 13 Chaitanya Charitamritos Adi Lilos 13 skyrius. Adi Lilos 13 skyrius nuo 97 ar 8 teksto. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta-vrinda. Jo, tai čia tie ankstesni posmai tai pasakoja apie tai, kad kaip tik tą dieną įvyko mėnulio užtemimas, kaip ir dabar. Ir tai, kiek suprantu, gana retai. Bent jau šitas užtemimas yra kažkoks ypatingas. Jo, ir viešpats Chaitanya Charitamritos tekstas sako, kad jis 13 mėnesių negimė. Jis gimė 13 mėnesių. Ne 9, o 13. Jis laukė to metų, kai visi pasiners, vieni ten iš baimės jo. Bet keista, indusų dauguma pasinėrė į mantrų įvairių kartojimą, giedojimą, jo transcendentinius garsus, labiau iš baimės, nes tas mėnulio užtemimas ir saulės užtemimas jie laikomi labai nepalankiais momentais ir žmonės slepiasi. Tai va. Čia tiesiog pavyzdys, kad jeigu mes turim baimę, tai mums net
mantros kalbėjimas, net atsidavimo tarnystė, atsidavusių draugija pasidaro tarsi slėptuvė. Mes slepiamės. Taip, mus motyvuot gali nemeilė, sakykime. Jeigu motyvuoja baimė, mes galime būti aktyvus. Tuo metu situacija buvo tokia, kad žinoma, šventus vardus žinojo visi, bet nebuvo mados. Jo? Mes dabar matom, kad įvairios labai staigiai keičiasi pasaulyje mados. Jo? Dabar, pavyzdžiui, čioliai pasidarė labai madingi visam pasaulyje. Bet kur tik tai atsidursi, matai, kad moterys, ypač merginos, vaikšto plikom bambom. Taip anksčiau taip nebūdavo. Bet kažkokia tokia mada. Paskui mada atsirado šikas nešiot. Jo, dabar, čia tikriausiai iš Japonijos ta mada atėjusi, nes tos šikos kitokios, tokios samuraiškos. Bet irgi, visam pasauliu užėjo mada nešiot tos kuodus plaukų. Ir tos mados keičiasi, jos sunkiai nuspėjami. Tai va tuo metu nebuvo mados pasaulyje giedot šventus vardus. Bet žmonės tai darė tiesiog iš baimės. Tai šitą irgi verta turėti omeny. Čia geras pavyzdys, jo, kai atrodo, kad veiksmas tas pats. Palankus veiksmas, visi ten gieda šventus vardus, bet ten meilės gali visai nebūti. Gali būti tiesiog baimė ir noras pabėgti nuo skausmo, nuo kančios, nuo kažkokių nemalonumų. Tai didelis skirtumas. Gali tas veiksmas, kuris iš pažiūros atrodo gražiai, taip gali iš tikrųjų jo motyvas būti netoks jau ir gražus. Tai va, tai Čaitanija laukia tos akimirkos, to meto, kai visi pasinervės į šventų vardų giedojimą. Indai tai darė iš baimės, daugiausiai hinduistai. O musulmonai, bent jau Čaitanija Čaritamrita sako, kad jie tai darė iš džiaugsmo. Jie šaipėsi iš hinduistų. Tiesiog jos mėgdžiojo, šaipydamiesi. Tai va čia klausimas. Motyvas gal ne pats geriausias, bet gali būti, kad jų nuotaika buvo arčiau šiek tiek Čaitanijos nuotaikos. Ta prasme, kad jie buvo džiugiai nusiteikę. Jie nebijojo taip labai ten to mėnulio užtemimo, pas juos ne ta nuotaika vyravo, ne baimės nuotaika, vyravo kažkokio tokio džiaugsmo nuotaika. Tai va, bet visi kažkaip dalyvavo šitame veiksme ir tuo metu pasirodė Čaitanija. Tai jo, tie posmai, aš tiesiog paskaitysiu. Jo, čia 13 Adi Vilos skyriaus 98 posmas ir toliau. Adėja Udayagiri, Purnachandra Gaurari, Vakari Haila Udayam, Pavatamahilana Jagatera Ulasan, Jagabari Hari Dvani Hayam. Išvarė Prema paspruko jo. Gal jai geriau sekasi skaityti.
Seikale Nijalaya Utya Dvaitaraya Nityakare Nandita Mane Haridase Vana Sange Hunkara Kirtana Range Kinena Che Kehana Hijane Deki Uparagahasi Shigra Ganga Gatesi Anande Karila Ganga Snanam Panau Paragachale Panara Manobale Brahmani Redila Nanadana Jagatanandamaya Dekimane Savishmaya Thare Thare Kahi Haridasa Tomara Chanaranga Moramana Parasana Deki Ki Chukarye Ache Basa Acharya Ratna Shrivasa Lamane Sukholasa Yayisna Nakala Ganga Jale Anandali Balamana Karek Hari Sankirtana Nanadana Kaila Manobale Eimata Bhaktatati Anrayi Deshe Sthiti Tahandaham Panamano Bale Nachekare Sankirtana Nande Bhigvala Manadana Kare Grahanira Chale Brahmana Sajananari Nanadravya Thali Bari Aila Sabeya Uttukalaya Yanakancha Sonadyuti Deki Balakera Murti Ashirvadakare Sukapana Savitri Gauri Saraswati Shachiram Varundati Yarayata Devanari Ganam Nanadravya Patrabari Brahmanira Veshadari Asisa Bekare Darasanam Antarikshe Devagana Gandharva Siddha Charana Stuti Nitya Kare Vadya Gita Nataka Vadaka Bhatana Vadvipe Yaranata Sabechina Chepana Prita Kebase Kebaya Kebanache Kebagaya Sambhalitanare Karabola Kandileka Dukha Sukha Pramoda Purita Loka Mishra Hailananda Bhigvala Acharya Ratna Shrivasa Jaganatha Mishra Pasa Asitanre Kare Savadana Karaila Jata Karmaya Chila Vidhi Dharma Tabe Mishra Kare Nanadana Yotuka Puilayata Gareva Chila Kata Savadana Vipredila Dana Yatanarta Kagana Bata Kinchana Jana Dhanariya Kaila Sabaramana Shivasera Brahmani Namatan Ramalini Acharya Ratnera Patni Sange Sindura Haridrateva Kaila Kala Narikela Diya Puja Narigana Range Advaita Charya Bharya Jagat Pujiditarya Namatan Rasita Thakurani Acharya Adnagyana Gelaupa Haralana Dekhitte Balaka Shiromani Swarnera Kadiboli Rajata Mudra Pasuli Swarnerangada Kankana
Dubahute Divya Sankara Jataramala Banka Svarna Mudrarana Naharagana Yagranaka Hemajati Katipata Sutradhari Hastapadarayatra Bharana Stravarna Patasadi Puni Patapati Svarnaropya Mudra Bahudana Durvadanya Gorochana Haridra Kumuma Chandana Mangaladravya Patra Bhariya Vastragupta Dolachati Sangelana Dasi Chati Vastralankara Petari Bhariya Bhakshya Bhojya Upahara Sangye Laila Bahubara Shachigriha Haila Upanita Dekya Balakatama Sakshat Gokula Kana Varnamatra Deki Viparita Sarvanga Sunirmana Suvarna Pratima Bana Sarvanga Sulakshanamaya Balakira Divya Jyoti Dekhi Paila Bahu Priti Vatsalete Dradrila Hridaya Durvadanya Diladirshe Kaila Bahu Asishe Chiraji Haodui Bai Dakini Shankini Haite Shankopa Jila Chite Darena Matuila Nimai Putramata Snanadine Dilavastra Vibhushane Putra Sahamishrer Samani Shachi Mishrer Pujalana Manete Harishagana Garela Sitata Purani Aiche Sachi Jaganatha Putrapana Lakshmi Natha Purnahila Sakala Vanchita Danadanye Baregara Lokamanya Kalebara Dine Dine Haya Anandita Mishra Vaishnava Santalam Patasuddhadanta Danabhogenahi Abhimana Putrera Prabhaveyata Danasi Miletata Vishnu Prited Vijedena Danam Lagnagani Harshamati Nilambara Chakravati Gupte Kichukahila Mishrere Mahapurushara Chihna Lagne Ange Bina Bina Deki Eitarive Samsare Aiche Prabhu Shachigare Kripaye Kailavatare Yeiha Karaye Shravana Gora Prabhudaya Maya Tanrehayena Sadaya Seipaya Tanhara Charana Ayamai Manusha Janma Yena Shune Gaura Gana Hena Janmatarabhya Tahaila Ayamrita Dunipye Vishagarta Pani Janmiyase Kene Nahi Maila Shri Chaitanya Nityananda Acharya Advaita Chandra Swarupa Rupa Raghunatha Dasa Inhasabar Shicharan Shire Inhasabar Shicharana Shire Vandini Jadana Janmalila Gaila Krishna Dasa Nu dabar prabėgsim per vertimą, tiesiog vertimą trumpai.
Taigi, savo bepriežastinę malonę tas pilnas mėnulis Gaurahari pakilo Nadijos apylinkėse. Ir pakilęs į dangų jis išsklaidė nuodėmingo gyvenimo tamsą. Ir visi trys pasauliai prisipildė džiaugsmo ir ėmė giedoti šventą Viešpaties vardą. Tuo metu Šri Advaita Acharya savo namuose Šantipūre iš džiaugsmo šoko. Stvėrėsi glėbį Haridasą Thakurą, jis šoko ir garsiai giedojo Hare Krishna. Bet kodėl jie šoko, niekas negalėjo suprasti. Nes visą tai vyko ne Nadijoje, tai vyko toliau Šantipūre. Taigi Advaita Acharya Haridasą patraukė prie Gangos ir džiaugsmingai ėmė maudytis. Advaita Acharya mintimis ėmė dalinti įvairias dovanas brahmanams. Haridasa, pamatęs, kad visas pasaulis džiaugiasi, suglumęs, paklausė Advaita Acharyos. Jis nesitikėjo. Jis nesuprato, kas vyksta. Jis paklausė Advaita Acharyos: man smagu matyti, kaip tu šoki ir dalini tas dovanas. Ir aš galiu suprasti, kad turi kažkokį pagrindą, turi kažkokią priežastį, bet nesuprantu. Tuo metu Chandrasekhara ir Shivasa Thakura irgi perpildyti džiaugsmo patraukė prie Gangos maudytis. Iš tos laimės jie giedojo Hare Krishna mantrą ir irgi dalino įvairias dovanas mintise. Ir taip atsidavusiai tose vietose, kur jos užklupo tas užtemimas ir tas gimimo momentas, kiekvienam mieste, kiekvienam kaime, jie giedojo, šoko ir bent jau mintise dalino dovanas. Įvairūs brahmanai, gerbiami brahmanai ir jų žmonos irgi pasirodė, išėjo į gatves su dovanomis ir atėjo aplankyti vaiko, kurio pavidalas priminė auksą, natūralų išlydytą auksą. Ir pamatę tą naujagimį, jie visi dalino savo palaiminimus. Tuo metu persirengusios brahmanų žmonomis pusdievių žmonos iš dangiškų planetų, Viešpaties Brahmos, Šivos, Nrsimhadevos, karaliaus Indros, Vašištos ryšį ir taip toliau, žmonės irgi pasirodė ten su įvairiomis dovanomis. Ir kosmose pusdieviai, įskaitant Gandharva lokos, Lokos, Šarana lokos gyventojus, visi irgi siūlė savo maldas ir šoko, pritardami muzikos instrumentais, dainuodami ir mušdami būgnus. Ta patį darė ir įvairūs Navadvipos profesionalūs muzikai. Neįmanoma buvo suprasti, kas ateina, kas išeina, kas šoka, kas dainuoja, jie nesuprato vienas kito kalbos, tačiau kančios ir sielvartas tiesiog išsisklaidė. Ir žmonės nei iš šio, nei iš to ėmė džiūgauti. Toks pat džiaugsmas apėmė ir Džaganathą Mišą. Chandrasekhara Acharya ir Shivasa Thakura apsilankė pas Džaganathą Mišą ir
prikaustė jo dėmesį, jie atliko tas ritualinės apeigas, kurios reikalingos gimstant kūdikiui, nu, pagal visus religinius principus. Ir Džaganatha Mišra irgi ten visiems dalino dovanas. Ką jis buvo surinkęs, visokius turtus, jo Džaganatha Mišra. Viską, ką jis turėjo namuose, jis visiems išdalino, ką tik galėjo. Švasa Takuro žmona, vardu Malini, Čandrašekaros žmonos lydima ir kitų moterų irgi ten apsilankė, atskubėjo, džiūgaudamos, taip, pašlovinti tą kūdikį, išmaudyti jį, taip, va, kaip mes čia maudėm dabar dievybės, taip, su įvairiais, reiškia, palankiais skysčiais. O kitą dieną po Čaitanjos gimimo Advaitos Ačarijos žmona Sita Devi, kurią garbina visas pasaulis, gavusi, paprašiusi vyro leidimo, irgi atėjo aplankyti vaiko su įvairiomis dovanomis. Auksu, ten visokiais brangakmeniais ir net tigro nagais aptaisytais auksu, įvairiomis šilkinėmis, įvairiais šilkiniais drabužiais, šilkiniais sariais ir taip toliau, vaikiškais drabužiais iš šilko. Sita Takurani atvyko prie Džaganathos Mišros namų palankinu. Ir jo, su pilnom pintinėm visokių dovanų. Ir pamačiusi, kaip atrodo tas naujagimis, jį apstulbo, nes išskyrus spalvą, tas vaikas buvo toks pat patrauklus kaip Krišna iš Gokulos. Ir jos širdis ištirpo iš motiniškos meilės. Jie palaimino kūdikį ir palinkėjo jam kuo ilgesnių metų, o kad apsaugotų jį nuo visokių nepalankų vaiduoklių ir raganų, jį pavadino kūdikį Nimajumi. Taip, Šačidevi ir Džaganatha Mišra, kai jiems gimė sūnus, sėkmės deivės vyras, visi jų troškimai savaime išsipildė. Nuo to laiko jų namai visada buvo pilni visokių turtų ir maisto produktų, grūdų. Ir kiekvieną dieną matydami Čaitanjos Mahaprabhu kūną pavidalą, jų džiaugsmas tik didėjo ir didėjo, augo ir augo. Džaganatha Mišra buvo užsiverta. Atsiprašau. Džaganatha Mišra buvo idealus vaišnavas, visada ramus, santūrus, susitvardęs, tyrų įpročių, skaisčių įpročių. Jis visiškai neturėjo noro mėgautis materialiais turtais. Ir dėl jo transcendentinio sūnaus, nors į namus plaukė pinigai, turtai, jis viską išdalindavo brahmanams. Tiesiog, kad patenkintų viešpatį Višnu.
kai Nilambara Čakravarti apskaičiavo, pasitikrino tą viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu gimimo momentą, jisai patyliukais konfidencialiai pasakė Džaganath Mishrai, kad tas gimimo momentas rodo visus didžios asmenybės požymius ir matyti, kad tas vaikas ateityje išvaduos visus tais pasaulius. Ir taip savo bepriežastinę malonę viešpats Mahaprabhu nužengė į Šačidevį namus. Jis labai palankus tiems, kurie klausosi pasakojimo apie jo gimimą. Ir kiekvienas, kas klausosi šito pasakojimo, ras prieglobstį prie viešpaties lotusų pėdų. O kiekvienas, kuris gauna žmogišką kūną, bet nesišlieja prieš Čaitanijos Mahaprabhu sąjūdžio, jo praranda šią galimybę. Jeigu gavęs žmogišką kūną, žmogus geria vandenį iš tos nuodingos materialios laimės duobės, o ne vandenį iš šios Amrita Dhuni, reiškia atsidavimo nektaro, atsidavimo tarnystės nektaro upės. Jau geriau jam iš vis nebūt gyvenusiam, o tiesiog geriau anksčiau numirt, negu padaryti tokią nesąmonę, kitaip tariant. Taigi, aš Krišnadas Kaviraj Gosvamis pasistatęs ant savo galvos lotoso pėdas Šri Čaitanijos Mahaprabhu, Nityanandos Prabhu, Ačarijos Advaitos Svarupa Damodaros, Rupa Gosvamis ir Raghunatha Dasa Gosvami. Aš papasakojau apie Šri Čaitanijos Mahaprabhu pasirodymą. Jo, tai čia tokių įdomių frazių yra, pavyzdžiui, kad visas pasaulis prisipildė džiaugsmo tuo metu. Prisipildė džiaugsmo, laimės, kažkokios tokios sunkiai apibūdinamos ekstazės, sunkiai suprantamos. Jo, tai aš norėčiau pasidalinti savo patirtim apie tai. Čia visai, man pačiam tai buvo gerokai netikėta, bet, mes visi žinom, taip, apie tą renesanso judėjimą, taip, apie tą renesanso atgimimo, tokio tarsi humanizmo, jo galima pavadinti sprogimu, nes tai labai neįprastas reiškinys, ta prasme, jo niekas nelaukė, jis įvyko tuo pat metu, praktiškai tuo pat metu, kaip Čaitanijos Mahaprabhu pasirodymas, tik tai visai kitam pasaulio krašte. Galima sakyti, priešinga, jo ne Indijoje, o vakarų pasaulyje. Bet ten tokių mistinių dalykų įvyko. Tai apie renesansą tai visi žinom, čia niekam ne naujiena. Bet detalės, aš daug laiko praleidau vakarų Europoje, Italijoje ir Florencijoje taip pat. Pirmą kartą beje į Florenciją pakliuvau tada, kai Florencija laikoma to
renesanso kultūros, to sąjūdžio, jo, vat kaip Lietuvoje buvo Lietuvos atgimimo sąjūdis, jo, tai kažkoks toks atgimimo sąjūdis vyko ir tenai, ir jo lopšių laikoma būtent Florencija. Tai, nu, šitą žino visi, bet va tos detalės, kai pirmą kartą apsilankiau Florencijoje ir iš arti pamačiau, kaip visa tai vyko, jo, tai, nu, ten tokie stulbinantis dalykai, kad norom, žmogus imi galvot, kad visa tai neatsitiktinai. Gali būti, kad neatsitiktinai. Jeigu tų reiškinių nebūtų buvę, jeigu tas kažkokio tokio atgimimo pokyčių, kardinalių pokyčių, kultūrinių pokyčių grandinė nebūtų prasidėjusi, tai gali būti, kad Šrila Prabhupada nebūtų atvykęs į vakarus. Gali būti, kad jo čia niekas nebūtų sutikęs arba nebūtų įleidęs, nes kas ten žino, kokiais laikais būtų tekę gyventi. Tais laikais, kai prasidėjo tas, reiškia, renesanso sąjūdis, visas tas veiksmas, tai Europoje siautėjo inkvizicija, vakarų pasaulyje siautėjo inkvizicija. Ir niekas nežinojo, kuo tai baigsis. Ten iš tikrųjų tokie revoliuciniai dalykai vyko. Nu, aišku, mes ne viskam pritartume, taip, kaip visada materialiam pasaulyje tas švytuoklės principas, taip, kraštutinumai įvairūs. Mes ir dabar šitą matom, taip, kad socialiniam gyvenime žmonės blaškosi po kraštutinumus, taip. Tai genderizmo ideologija, taip, jie pamato tada, kad patys įsitikina, kad nu čia jau kažkas, jau čia per daug, jau čia perlenkta, jau taip negalima, jau žmonėms pradeda strigti, jau tada atsiranda kažkokia kita socialinė jėga, priešinga, taip, kuri vėl meta į kitą kraštutinumą. Tai va, tai sunku pasakyti, kaip ten viskas būtų klostėsi, bet įdomu tai, kad tas renesanso judėjimas prasidėjo tuo pat metu, kaip Čaitanijos Mahaprabhu pasirodymas. Mums šitą irgi labai sunku įsivaizduoti, bet Čaitanija Mahaprabhu, nu, nes mes nepakankamai gerai žinom Indijos istoriją, bet Čaitanijos pasirodymas irgi buvo tokia renesanso pradžia, Indijos renesanso. Nes iki to laiko dominavo kastinė mąstysena ir tokia, nu, kastinė santvarka, taip, kai žmonės buvo tiesiog prikaustyti prie tos kastos, kurioje jie gimė. Nu, ir mes žinom, taip, kad šita tvarka yra nenatūrali. Natūrali tvarka yra, nu, guna karma, taip, kaip Krišna Bhagavad Gitoje sako, kad kiekvienas turėtų užimti tam tikrą padėtį visuomenėje priklausomai nuo savo savybių ir atitinkamos veiklos. O Indijoje tuo metu vyravo sistema, kai socialinė padėtis priklausydavo nuo gimimo. Nesvarbu, kokios tavo savybės, svarbu, kur tu gimėjai. Jeigu tu gimėjai ten brahmanų šeimoje, tu brahmanas ir taip toliau. Jeigu šudros šeimoje, tu šudras. Ir praktiškai iki šiol Indijoje labai daug šito likę, bet Čaitanija visiškai nesiskaitė su šitai, nu kaip visiškai nesiskaitė, aišku, jisai stengiasi nekelt suirutės visuomeniai ir
tie jo sekėjai, tokie kaip Haridasas Takuras, pavyzdžiui, kuris buvo gimęs musulmonų šeimoje, jisai net neidavo kartu su Čaitanya į Džaganathų šventyklą, kad nepiktintų tiesiog žmonių. Bet pats Čaitanya tam neteikė reikšmės. Jisai glausdavo prie širdies Haridasą Takurą ir kai šis paliko kūną, jis pats nešė jo kūną į vandenyną maudyti. Tai va, tai tie pokyčiai buvo tokie gana simetriški, stebėtinai simetriški iš tikrųjų. Indijoje, taip, tas kažkoks toks masinis, dvasinis judėjimas, atgimimas prasidėjo ir vakarų pasaulyje taip pat. Vakarų pasaulyje jis, aišku, buvo toks stichiškesnis, chaotiškesnis ir daugiau tų priešybių, sakant, tai į vieną pusę blokšdavo, tai į kitą. Mes matom, kad iš tikrųjų mokslo ta raida tokia nevaržoma, tokia, galima sakyti, sprogimo pavidalu, kurį atvedė prie tokio suklestėjimo, materialaus suklestėjimo kaip dabar, tai būtų buvusi neįmanoma turbūt, bet jeigu ne tie įvykiai, reiškia, jeigu ne tas Florencijos renesansas, nes tuo metu visa, valdžia, galima sakyti, buvo didelė dalim bažnyčios rankose, religijos. Ir dar visai neseniai tuo metu būdavo deginami, pavyzdžiui, Galilėjus buvo persekiojamas inkvizicijos, jo Džordanas Bruno buvo sudegintas dėl tų tokių mokslinių idėjų, kurios nors buvo gerai pagrįstos, bet jos netitiko vadovaujančios tos, tuo metu dominavusios ideologijos. Tai va, tai šitie reiškiniai tokie, jie turėjo labai toli einančias pasekmes. Ir vėlgi, čia gali atrodyti atsitiktinumas, gali ne, bet Florencijoje tuo metu praktiškai vos ne ten metų tikslumu grupelė to meto geriausių protų, šviesiausių turbūt asmenybių, pradėjo vystyti, plėtoti tą pačią mintį, panašiai tą pačią mintį, aišku, tai atrodė kitaip negu paties Čaitanijos iniciatyva, bet jie pradėjo plėtoti tą mintį, kuri atitinka vakarų pasaulyje, taip, čia ta vadinamoji filosofija perenis arba prisa teologika, kuri atitinka Sanatana dharmos koncepciją Indijoje. Aš atsiprašau, čia turbūt ne ta tema, kuri būtų labai visiems įdomi, tai aš trumpai šitą paminėsiu, bet jeigu mes norim padėti ir kitiems, sakykime, iš vakarų pasaulio žmonėms padėti suprasti, ką Čaitanya Mahaprabhu atnešė, jo mokymą, tai geras raktas yra Florencijoje. Bet tas toks Ficino, jo pavardė, Marcelo Ficino, jis buvo susijęs su Medičių šeima, čia reikėtų labai daug istorijos pasakoti. Ir kam tai įdomu, tai
ten tikrai daug tokių niuansų, intriguojančių. Bet jie pradėjo plėtoti tą mintį, kad pasaulyje iš tikrųjų yra tik viena religija. Čia yra tai, apie ką ir Vedos kalba, taip, Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranita, taip, kad religinius principus nustato pats viešpats. Ir kad ta religija, ta pirmapradė religija kažkokia, taip, įvairios religinės, mokyklos, jos tik tai skirtingų laipsnių atskleidžia. Bet iš tikrųjų ta tiesa, jinai tarsi visą laiką yra kažkur paslėpta, taip, ir mes ją tarsi savyje nešamės. Taip, čia tai, apie ką ir Kantas paskui jau gerokai vėliau sakė, kad jį stebina tik tai žvaigždėtas dangus virš galvos ir tas moralinis įstatymas žmonių širdyse, taip, tas tarsi sąžinė, kad jį kažkas tokio labai universalaus, ką žmonės, tas kažkokios tokios bendražmogiškos vertybės, kurias žmonės daugmaž vienodai supranta netgi skirtingose kultūrose. Tai va, ta Sanatana Dharmos, tai kas hinduizme, kas sanskrito kalba vadinama Sanatana Dharma ir ką Chaitanya Mahaprabhu išreiškia tą frazę, taip, Jivera Svarupahaya, Krishnera Nityadas, Krishnera Tatas Shakti, Beda Beda Prakasha, kad pirmapradė dživos konstitucinė padėtis, jo vadinama konstitucinė padėtis, yra tiesiog būti viešpaties tarnu. Ir kad dživa yra ta tarpinė energija tarp dvasinės ir materialios. Ir kad jinai vienu metu ir ta pati viešpačiui, ir skiriasi nuo jo. Tai va, šita frazė, taip, Bheda Bheda, vienovė ir įvairovė vienu metu, čia yra Chaitanyos Mahaprabhu doktrina. Visas jo mokymas, jeigu jį reiktų išreikšti viena fraze, tai šitaip jis ir išreiškiamas. Bheda Bheda Tatva. Vienovė, Achintya Bheda Bheda Tatva. Nesuvokiama vienovė ir įvairovė tuo pat metu. Ir taip keista, kad vakarų pasaulis, nepaisant to, kad jis visiškai kitaip vystėsi ir apie Chaitanya Mahaprabhu kaip tokį labai mažai kas žino ir dar mažiau kas juos seka, jo mokymas, va tokiu pavidalu, kaip mes jį dabar skaitom, bet šiuose ezoteriškose raštuose, jis labai mažai žinomas, bet kažkaip atsitiko mistiškai, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjunga savo devizu paskelbė iš esmės šią pačią frazę. Unity in diversity, vienovė įvairovėje. Ir aišku, čia labai įdomus užsiėmimas būtų, jeigu mes kada nors turėsim tuos savo studentus, savo mokslininkus ir taip toliau. Tai čia būtų labai įdomus ir naudingas tikriausiai darbas pamatyti, atsekti, kaip pamažu per kartų kartas, aišku, čia ir Gandžio įtaka vakarams, bet apskritai labai įdomu, kaip ta mintis nuo to Ficino, Marsilio Ficino laikų, nuo Medičio laikų, nuo Florencijos
Renesanso pradžios, nuo to paties meto, kai Čaitanija pasirodė, jo, kaip jinai evoliucionavo ir kaip davė tokį savotišką vaisių. Nu ir tas vaisius, aišku, jis dar neprinokęs, jis dar negrąžina teocentrinės kultūros į šį pasaulį. Nu, reiškia, kultūros su Dievu centre. Vakarai vis dar yra pasaulietinė kultūra, bet vyrauja pasaulietinė kultūra. Bet kažkaip mums reikia sugalvoti. Mums tai nebūtinai mums asmeniškai, bet kažkaip kažkas turi įvykti, kad pasaulietinė kultūra pakeistų tą teocentrinę kultūrą, kokia jinai turėtų būti pagal paties viešpaties užmanymą. Čia beje irgi gali praverst Indijos patirtis. Indai tokie visiškai unikali tauta, su niekuo nepalyginama. Turbūt jokioj pasaulio, jokioj šalyje, jokie įstatymai nėra pripažinę Dievui taip juridinio statuso, o Indijoje jis pripažintas. Jie sugalvojo, kaip apeit, Indija teoriškai yra pasaulietinė šalis, bet jų įstatymai numato juridinės teises, pavyzdžiui, dievybėms, šventyklos dievybėms. Šventykla, ten tos šventyklos žemės, ten dar kažkokie turtai gali priklausyti dievybėms. Jo, įstatymiškai taip ir yra. Jų savininkai, tų šventyklos nuosavybės, savininkai yra ne šventikai, ne valstybė, ne kokia nors religinė organizacija. Jų savininkai yra dievybės. Ir tų dievybių statusas juridinis yra kaip nepilnamečių vaikų, kurie yra neveiksnūs. Jie negali nieko veikti patys, taip. Bet vietoj jų yra globėjai. Už juos viskas sprendžia globėjai. Ten brahmanų taryba, šventikai. Tai va, čia būtų labai gražu, aišku, kada nors, sakant, ta pasaulio raida baigtųsi tuo, kad Dievui būtų pripažintos nuosavybės teisės į visą pasaulį. Jo, kaip jis realizuotų, čia kitas klausimas. Bet čia ko gero, bet tai jau būtų didelis žingsnis, jeigu atsirastų kažkoks toks, kažkokia brahmaniška taryba. Brahmaniška taryba tai nereiškia, kad vaišnavų, čia gali būti kokios tik nori religijos. Svarbu, kokios tų žmonių savybės, kiek jie tyri ir kiek jie realiai sugeba klausyti viešpatės ir suprasti jo valią ir tą valią perduoti kitiems. Bet šiaip tai čia būtų labai įdomus posūkis. Vakarų visuomeniai niekada nieko panašaus nebuvo. Vakarų visuomenė ji niekada nemačiusi, kas tai yra teocentrinė visuomenė. Čia visada būdavo ne teocentrinė visuomenė, o religijocentrinė. Viena ar kita religija dominuodavo, bet ne Dievas tiesiog. Ir galų gale tai baigėsi tuo, kad žmonės nutarė, kad geriau tegul tos religijos pešasi tarpusavėje kažkur kitur, ne mūsų, ne visuomenė. Kažkur už jos ribų. Ir religija atsidūrė už įstatymo ribų. Kitaip tariant,
tapo, visuomenė tapo pasaulietinė. Tai va, bet šitą užduotį kažkam reikės išspręsti. Tai, ką, belieka tik tai pasvajot, pasimelst ir toliau tęst tą, sakant, misiją, jo, kažkaip pažindint pasaulį su ta terrenal filosofija, su tos amžinosios filosofijos, tom amžinosiom tiesom. Jo, bet mes tai galim daryti įvairiai, galim daryti taip, kaip darom dabar. Ir tai žmonėms labai sunkiai suprantama. Visiems visa šita egzotika, pirmą tu turi pasinerti į egzotiką, kad suprastum, kas ten, kokia ten esmė. O galima daryti taip, kaip jie supranta, kaip jiems lengviau suprasti. Pateikti tas pačias tiesas, kiek aišku jos yra atskleistos, arba rutuliot tas pačias, tą pačią mintį, toliau tobulint, šlifuot iš tos pusės, kuri jiems suprantama, kuri kilusi, ta minties eiga, ta mokykla kilusi iš jų pačių kultūros, iš vakarų kultūros, kaip iš Florencijos, pavyzdžiui. Tai va, tai aš visą laiką apie šitą galvoju, kai atsiduriu kur nors tuose kraštuose, tai tiesiog, negali. Ten labai daug įkvepiančių pavyzdžių pačioj Florencijoje. Pavyzdžiui, ta šventykla, apie kurią Radhanatha Maharadžas rašo, ta Santa Marija del Fiore. Jos pastatymo istorija tiesiog nesuvokiama. Pagal mūsų, ji tokia neįprasta, jie statė 150 metų. Ir vėlgi ne kažkokia organizacija, ne kažkokia, sakant, bažnyčia, jo kaip tokia. Jie statė tiesiog patys žmonės savo lėšomis. Visiškai ne turčiai kažkokie, ne bankininkai, ne juvelyrai, o Vilnos pirkliai. Vilnos pirklių gildija. Ir jie kažkaip sugebėdavo savo vaikus perduoti per kelias kartas, įsivaizduojat, 150 metų statyti šventyklą. Vat jūs šaunuoliai statote. Jau keliasdešimt metų. Kiek metų dabar? Atlinai? 30? Mes realiai, kai čia atvažiavom, jau buvo kokius 4 metus. Tai vaikams 15 metų, jo, tai 19. 20 metų. 30 metų jau vyksta tas projektas. Tai mes taisyklius gimsim čia. Mes Taisyklius gimsim čia. pajuokavau, kad išmadasiu, sakau, kažko labai panašu į vienuolyno statybą. Teks mūsų vaikus išliepti, kad iki galo panašu. Va. Ten tokios detalės, ta prasme, to Santa Marija del Fiore, ją pradėjo statyti Filipo Brunelleschi. Aš jos paėmiau, vienas pradėjo, kitas pabaigė. Bet kai pradėjo ją statyti, o jinai yra 90 metrų ilgio ir 50 metrų pločio. Ta prasme, milžiniškas statinys. Ir aukštis, reiškia, iki kupolo, bendras aukštis apie 120 metrų, kupolo aukštis yra apie 50. Tai kažkur apie 60 metrų aukštyje statyba sustojo, nes niekas nežinojo, kaip užvožti kupolą. Tais laikais visi statiniai, tokie masyvūs, būdavo su kontraforsais. Ta prasme, net jeigu toks stogas,
vis tiek statydavo kontraforsus, kad sienų neišverstų, jo? Nes jeigu užkloji, įsivaizduojat, 50 metrų aukščio kupolas, kurios skersmuo 36, apie 40 metrų skersmuo, ten, kiek ten tūkstančių tonų svorio, jie tiesiog išskečia sienas. Ir visi tie statiniai, kaip pavyzdžiui Notre Dame de Paris, jo, ta bažnyčia, jos pas ją ne kupolas, pas ją šlaitinis stogas. Bet jis visos sienos su kontraforsais. Jo, paremtos. Ir neleidžia išskėsti. Bet statinys išeina toks griozdiškas, nu kaip tvirtovė. Ir jie šito norėjo išvengti. Ir jie statė be kontraforsų. Bet niekas nežinojo, kaip užvožti tą kupolą taip, kad sienų neišskėstų. Ir apskritai nebuvo tuo metu pasaulyje nei vieno tokio statinio. Tai įsivaizduojat, va čia pas jūs avantiūra. Jo? Jūs statot statinį, kurį nežinot tiksliai. Jo. Ir kas su juo bus. Ir jie nežinojo, kaip mes pabaigsim. Nes didžiausia problema tai buvo, jeigu reiktų tą kupolą užkloti tokią metodiką, kaip tuo metu visas pasaulis statė, o tai reiškia pastoliai, pirmiausia tai pastoliai, tu turi pastatyti pastolius po visų kupolų ir tada mūryti ant tų pastolių su aplinka. Tai tiems pastoliams būtų neužtekę visos Toskanos miškų, nu, visos tos, sakant, kunigaikštystės miškų. Ir niekas nežinojo, kaip tai išspręsti. Ir jie vis tiek statė. Va čia jau šito nepaaiškinsi materialaus pasaulio dėsniais. Ten kažkaip veikia bhakti, kažkoks atsidavimas, toks nežemiškas. Ir galų gale tas sprendimas buvo rastas, jis unikalus, jo nebuvo pasaulio istorijoje. Bet pats tas faktas, kad žmonės sugebėjo perduoti savo vaikams tą užsidegimą kažkaip, nors atrodė, kad beviltiškas reikalas, niekas nežinojo, kaip tą galvosūkį išspręsti, bet jie vis tiek darė ir padarė. Per kartų kartas, 150 metų. Tai va, aš kiekvieną kartą ten apeinu tą ratą aplink Florenciją, kaip, nu, sakant, kaip apie Tirtą. Ir kiekvieną kartą galvoju, kad vat, jeigu mums šitai pavyktų, jeigu mes būtume va, tokie va, kažkokie vieningi, ir taip sugebėtume perduoti savo įkvėpimą jaunimui, vaikams, nu tai čia pamažu gali kalnus nuversti. Iš tikrųjų gali pakeisti pasaulį. Tai va, tai visada gali iš kažko pasimokyti, jo, jeigu ne iš Indijos, tai iš vakarų. Prabhupada buvo labai lankstus šia prasme. Rasdavo ko pasimokyti ir iš vakarų taip pat. Panašu, kad ir mums reikėtų. Gerai, aš jau čia užtempiau, atsiprašau. Turiu atsiprašyti, tikrai man nepavyko. Mane patį šitie dalykai veža. Kai, ta prasme, jeigu pats ten nesilankyčiau, nebūčiau lankęsis, tai man turbūt atrodytų kažkaip labai, svetima. Bet kai pats lankaisi, pats matai, kaip visą tai atrodo ir tai tavo gyvenimo dalis, tai šitie dalykai veža. Bet jaučiu, kad man nelabai pavyko. Čia turbūt reikėtų labai daug detalių papasakoti. Visą tai įkvėptų ir jūs. Tai atsiprašau, nelabai sėkmingai tikrai. Nu va, bet žodžiu, nenuleiskim rankų. Svarbu.
Svarbu nenuleisti rankų. Galima klausimą. Žinoma, Kaip dabar tas kartą įkvėps? Tokia mintis, kaip įkvėps sekančią kartą, nes dabar Halinamuose tai vien seniai, nu, jau mes pasenome tavo. Kaip įkvėps jaunimą? žiauriai geras klausimas. Žiauriai geras klausimas. Ir vat, panašu, kad šitą klausimą ir reikia spręsti. Svarbiausia. Svarbiausias klausimas. Prabhupada tą viziją turėjo. Jis kažkaip sugebėdavo. Sunku pasakyti. Aš nežinau. Tiesa, tiesiog kaip faktas, šiemet buvo pirmas kartas, nu, tiksliau, ne šiemet, bet šį rudenį prieš žiemą. Aš paklausiau Gytauto Gaurapados, jo, jūs turbūt ne visi jį dar pažįstat. Nu, jis yra tas, kuris jau 12 metų, man atrodo, organizuoja vaikų stovyklas. Nu, ir jis visą gyvenimą toj švietimo sistemoje. Jis buvo ir švietimo ministro patarėjas savo metu. Kuravo visas Lietuvos mokyklas, su jų vadovais, su direktoriais pažįstamas ir taip toliau. Tai vat, mes visą laiką tą mintį puoselėjom, kada, nu, kaip čia tą mokyklą išstenėt galų gale, jo gyvenimo pradžiai. Nors iš tikrųjų tai tų mokyklų turėtų būti daug. Bet bent vieną, bent nuo kažko pradėti. Nu tai va, tai pirmą kartą per visą tą laiką, nu mes visą laiką apie mokyklą galvojame, bet nu, čia tiesiog treniruotės. Bet pirmą kartą šį rudenį, kai paklausiau Gaurapadą, sakyko, kokios būtų kliūtis, at jeigu mes dabar staiga sugalvojam, kad reikia, nu, darom, bandom daryti mokyklą. Ir visi sako taip, bet. Tai vat koks būtų tas bet? Kokios būtų kliūtis? Ar yra neįveikiamų kliūčių? Ir jis ilgai galvojo, kaip paprastai. Toks nuodugnus žmogus. Galvojo ir sako, nu kad nėra bet. Nėra objektyvių kliūčių, galima daryti. Galima bandyti daryti. Nu tai va dabar Vilniui pamažu tas procesas vyksta. Jau kelintas susitikimas, nu, to būsimojo pedagogų kolektyvo su tėvais, ten vyksta, kažkas vyksta, raugas pradėjo veikti. Kas iš to išeis, tai kitas klausimas. Ten yra tam tikra kartelė, jo reikia surinkti tam tikrą skaičių vaikų, tam tikras sumas, jo kitaip neišeis. Nepavyks, tiesiog neapsimokės. Tada vadinasi, teks priimti sprendimą, tikriausiai balandžio mėnesį reikės nuspręsti, kad ne, šį rudenį dar nedarom. Ir ruoštis toliau. Bet aš nesakau, kad mokykla yra atsakymas į šitą klausimą. Tai tiesiog vienas iš atsakymų. Bet Prabhupada šitą panašu, kad matė. Jis su jaunimu kažkaip, jis į jaunimą daug investuodavo ir į vaikus. Atsimenu, vieną kartą kažkam iš visiškai žalių žmonių, naujokų, ten vos ne pirmą kartą atėjusių į šventyklą, jis labai maloniai su juo šnekėjosi, ten atsakinėjo visus klausimus, ten aiškino viską. Ir pabaigoje pasakė, kad tu labai, tu ypatingas žmogus, tu nukeliausi ten, kur aš niekada nebūsiu.
ir galėsi padaryti tai, ko niekada nepadarysiu aš. Tu nukeliausi į ateitį. Tai vat, mūsų vaikai nukeliaus ten, kur mes niekada neatsidursim. Ir jie gali padaryti tai, ko mes niekada nepadarysim. Tai kai šitaip žiūri jo į situaciją, tai labai suprantama, kodėl Prabhupada 3 metais nuo judėjimo pradžios, nuo sąjūdžio pradžios, kai visam sąjūdyje, visam pasaulyje buvo gal 300 ar 350 žmonių. Jisai pasakė, viskas gana, mums nebereikia daugiau pamokslauti, nebepamokslaujam daugiau. Užtenka, mes jau turim pakankamai žmonių. Juos reikia auginti, dabar juos reikia auginti. Train them to become first class devotees. Pažodžiui, tai taip skambiai. Bet kitaip sakant, investuojam į juos, į jų ateitį. Tai vat šitą mes kažkaip, vat šitos vizijos mums trūksta. ISKCONas gimė kaip misionieriškas sąjūdis, jo, ir jis augo būtent, kaip čia pasakius, visam pasaulyje yra ta savoka, jo, smegenų nuotėkis. Tai kai iš kažkokių menkiau išsivysčiusių visuomenių, jo, sociumų, smegenys perteka į tuos sociumus, kur jiems geresnės perspektyvos. Pavyzdžiui, visuotinai žinoma, kad labiausiai smegenys teka kur nors į Ameriką, pavyzdžiui, į Izraelį, į Europos tam tikras šalis. Bet kas per procesas, kaip tai vyksta, vat į šitą vertą atkreipdėmės irgi, jo, kai mūsų bernelis susiruošė studijuoti, tai aš šitą pamačiau iš labai arti, kaip tai vyksta. Jisai pradėjo domėtis, į kurią šalį, nes jam neįdomu buvo Lietuvoje, jis pradėjo domėtis, į kurią šalį jam važiuoti studijuoti. Ir apsistojo prie Anglijos. Ir didelė dalis lietuvių jaunimo apsistoja prie Anglijos, bet aš tada sužinojau, kad pradėjau tiesiog stebėti tą sferą ir sužinojau, kad 2 šalis, į kurias daugiausia nuteka jaunimo, tai yra Anglija ir Danija. Ir va šitas mane suintrigavo. Kodėl Danija? Kodėl Anglija, tai viskas aišku, jo, nes anglų kalba čia kažkas tokio labai suprantamo. Bet kas žmonės traukia į Daniją, juk niekas nemoka tos danų kalbos, čia yra didelė askezė. Kokios priežastys? Tai kiek suprantu, priežastis pagrindinė ta, kad jų švietimo sistema yra tokia pat palanki imigrantams, kaip ir anglų, praktiškai ta pati. Tai reiškia jaunimas, jaunas žmogus tiesiog gali studijuoti, jis gauna paskolą, grantą ir paskui gali jo labai lengva gauti, iš valstybės suteikia paskolą Europos Sąjungos šalių piliečiams ir tos paskolos paskui gali negrąžinti, jeigu tavo atlyginimas yra, ten neviršė kažkokio labai didelės sumos, ta prasme, kad ten labai geros sąlygos. Tai panašu, kad galima suprasti, jokia šalis nenori būti to smegenų nuotėkio šaltiniu. Visi nori būti tuo rezervuaru, į kurį suteka smegenis. Niekas nenori būti donoru, visi nori gauti tuos dividendus. Ir visos šalis stengiasi pateikti save kaip tą rezervuarą. Pavyzdžiui, Lietuva kiekvienais metais į savo įvaizdžio kūrimą
investuoja ten milijonus eurų. Bet smegenys kaip teka, taip teka. Tai vat šito mums reikėtų pasimokyti, kad jeigu mes norim. Iskonas gimė būtent smegenų pritekėjimo principu. Taip? Ne vidinio gimimo, kitaip sakant, ne tai, kad pamažu augo nedidelė, pradedant nuo ten vienos kitos šeimos, nenatūralaus prieaugio principų augo iskonas, o smegenų pritekėjimo. Ir mes iš inercijos ir toliau taip varom. Tai viskas gerai, kol buvo pati pradžia, Prabhupada negalėjo eiti tuo ilguoju keliu natūralaus prieaugio. Tai būtų užtrukę šimtmečius. Šitas procesas užtrunka šimtmečius. Ir aišku, kad teko tuos smegenų pritekėjimo principą pasinaudoti. Bet jeigu mes ir toliau einam šituo keliu iš inercijos ir nesuprantam, kad jeigu mes nesukursim šviesios ateities savo pačių vaikams, tai mes prarasim tuos vaikus. Tie vaikai išplauks kažkur kitur. Ir šitą labai lengva pamatyti, kad tie sociumai, kurie tampa smegenų pritekėjimo, tais traukos centrais, yra tie, kurie sėkmingai išsprendė savo pačių natūralaus prieaugio šviesios ateities perspektyvas. Tie sociumai, kurie sugeba sukurti šviesią ateitį savo natūraliam prieaugiui, gauna kaip dividendus dar ir smegenų pritekėjimą. Bet jeigu tu nesugebi sukurti šviesios ateities savo natūraliam prieaugiui, tu niekaip netapsi traukos centru smegenų pritekėjimą. Jeigu ir tapsi, tai tik tai neilgam. Tikriausiai iki tol, kol toms pritekėjusioms smegenims atsiras natūralus prieaugis. Ir tas natūralus prieaugis vėl išsilakstys. Dar klausimas, o ką mokint mokyklose? Tai čia mokykloje pinigai ne problema. Ką ten mokint, kad jie norėtų ten mokinti. Čia didžiausia problema sudominti juos kažko. O ne ten pinigai, tai jų pilnas pasaulis, Krišna, taigi turtingai. Bet jeigu niekam neįdomu, tai jie ten kur įdomu. Labai gera mintis. Dabar pažiūrėkime. Kažkaip atsitinka, kad tam tikros asmenybės sugeba pritraukti dėmesį, sugeba sudominti. Tam tikros asmenybės, kurių lekcijų visi klausosi. Vat atvažiuoja kažkas, ir ten visi susirenka. Pavyzdžiui, tam rusų kalbos seriale dabar turbūt populiariausiais yra Bhaktivedanta Maharadžas, arba ten Chaitanya Chandra-Charanas Prabhu. Bet jau daug metų. Ok, bet Iskonas pridirbęs tiek klaidų vaikų auklėjimo srityje, kiek turbūt niekas kitas, jokia kita institucija nėra pridirbusi, ypač religija. Bet ta švietimo sistema buvo organizuota pagal principą, kad geriausi eina į misionieriškas veiklas, į pamokslavimą, į smegenų pritekėjimą. O su vaikais, su mūsų pačių vaikais, su mūsų natūraliu prieaugiu dirba blogiausi, kurie niekam tikė. Bet toks buvo tų pirmųjų gurukulų organizavimo principas. Ir kokie buvo rezultatai, mes žinom visi. Gal ne visi vienodai, bet tragiški. Bet natūralus sprendimas turėtų būti toks, kad su vaikais, su mūsų pačių vaikais, su to natūraliu prieaugiu, turėtų dirbti geriausiai. Ir viskas.
Ką mes dar galim padaryti? Mesgi negalim padaryti stebuklų. Mes turim, ką turim. Taip? Vat mūsų resursai yra tokie. Bet mums patiems neužtenka smegenų. Suprast, kur kokie prioritetai. Va čia bėda. Visais laikais geriausi kadrai buvo skiriami mūsų pačių, ta prasme, vidiniam švietimui. Va šitam poreikiui. Bet, tai nepavyksta padaryti. Kol kas pačios mūsų geriausios smegenys dar nesupranta, kad čia jų atsakomybė. Tie prioritetai iki šiol iškreipti iš inercijos. Kai buvo labiausiai investuojama į smegenų pritekėjimą, taip ir dabar. Jau mažiau, bet vis tiek. Bet kaip tai padaryti? Čia mums... Klausimas, ką mokinti jūs? Aš apie tą mokyklą. Ką mes ten juos mokinsim? Kuo skirsis nuo kitų mokyklų? Tai tegu jie ten nemokosi. Viskas yra. Tai ir mokytojų nėra, mes nežinom, ką mokinti. Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia, tai reikėtų pritraukti savo geriausius kadrus. Kažkaip sudominti, kad mūsų geriausi kadrai pradėtų dirbti su mūsų vaikais. Tai nuo šito reikėtų pradėti. Jie turėtų atsakyti šitą klausimą. Tie tėvai, pavyzdžiui, kurie sugebėjo išauginti labai gerus vaikus. Kaip pavyzdžiui, Bhavananda Sudžitarthi. Juk visi žino. Haridasas ir Lalita, nuostabus. Arba Lakšmivana su Devaki. Harinama Čintamani susibijo, Sita ir Lalita. Faini. Tai sakyčiau, čia tas resursas, kur čia ne manęs reikia klausyti. Aš šito egzamino nesijaučiu sėkmingai jį išlaikęs. Tikrai, ta prasme, aš negalėčiau pasakyti, kad mano dukra tokia, apie kokią aš, būčiau svajojęs. Jinai šaunuolė, bet aš tikrai atsilieku. Tai aš nesijaučiu labai kompetentingas į šitą klausimą atsakyti. Bet mes tikrai turim resursų. Resursų mes tikrai turim. Tik tai... Ką reiškia resursų, galima patikslinti kažkaip. Visi skirtingai supranta. Finansus, kiti darbą. Kas tas resursas? Aš manyčiau, kad yra dalykų, kurie nuo mūsų nepriklauso. Taip? Mes negalim, pavyzdžiui, pasamdyti Einšteino, taip, kad jis dėstytų mūsų vaikams. Ar kažko tokio kalibro, taip. Bet mes galim savo pačių resursus pergrupuoti. Tai pavyzdžiui, kaip tai atrodytų? Bendruomenė, kuri pakankamai sąmoninga, sumeta kažkokį kiekį pinigų, protingą, ir pasako tiems geriausiems tėvams, geriausiems pedagogams. Pavyzdžiui, Lakšmiprija, taip, 5 vaikų mama, Rupanugo žmona Vilniui, taip, 5 vaikų mama, įsivaizduojate. Ir plius jinai visą gyvenimą dirba pedagogija. Tokius kadrus, mes jos turėtume ant rankų nešti. Ką jinai mokinti? Man visada klausimas, koks mokymo dalyko esi, ką mokinti, ką reikia įdėti. Kad jie norėtų, nes šeimo irgi kažką dėgė, atsistoja ir išeina. Čia turbūt problema yra meilė. Problema tikriausiai yra meilė. Nes žmonės, net jeigu išeina iš ten, kur juos myli, jie sugrįžta. Nes aplinkui jos nėra. Tiek, kiek mes galėtume jos generuoti, aplinkui jos tiek nebus. Materialiam pasaulyje tiek meilės nebus. Bet jeigu ir mes nemokam jos generuoti, tai tada, sakau, reikia surasti tuos, kurie moka. Bet šito nepamatuosi.
Kaip pavyzdžiui, Vrindavane visi vyresniai gopi ir gopos, jie visi gyvena vatsalė rasa. Jie visi gyvena tą nuotaiką, kad pas juos gimtų Krišna, taip, kaip vaikas. Ir jie visi pasiruošę dėl jo galvą atiduoti, ant gyvybę paaukoti, ką tik nori. Čia ne apie tai kalba. Jie bet ką pasiruošę dėl jo padaryti. Bet vis tiek yra skirtumas, laipsniai, taip. Vienos gopės, vienų gopių tas termometras kažkoks jo keliasdešimt laipsnių, o pavyzdžiui motinos Jašodos, tos meilės, ten 100 laipsnių, taip. Ir mes šito nematom. Mes šito nematom. O Krišna jaučia, kad pas Jašodą 100 laipsnių. O pas kitas gopės, ten 60, 70, 80, dar kažkas, Bet mes galim pamatyti iš rezultatų, galim nujaust, koks tas termometras. Tai pirmiausia, ką mes galim padaryti, tai susirast tuos, kurių termometras panašu, sprendžiant iš jų objektyvių veiklos rodiklių, jų termometras ko gero aukščiau negu mūsų. Ir sudaryti jiems sąlygas dirbti su mūsų vaikais. Arba tokia kaip išvada gal, kad mes koncentruojamės dabar į savo jau padarytą, o ne išorę traukti iš tenai. Mums nereikia traukti. Bingo. Pirmiausia, sprendžiam savo. Jeigu išspręsim šitą, tai iš išorės, įsivaizduokit, jeigu, kaip koks nors senovės Indijos, ne senovės, bet kaip realiai, jau kokiam nors Indijos kaime. Viso labo ten porą brahmanų, o ten religijų paletė, mažiausiai 10-12 religijų gali priskaičiuoti. Ir tiems brahmanams visi suveda savo vaikus. Krišnaitai, Ramaitai, ten Višnuitai, Šivaitai, Šaktai, ten judėjai, musulmonai, persai, ugnies garbintojai, zoroastristai, ten sikhai, džainai, budistai, visi suveda savo vaikus. Ir jie juos moko. Ir moko ne tik tai tų akademinių disciplinų, bet ir moko ryšio su Dievu. Bet ką tu jiems atvedai, tą tu pasiimsi. Jeigu tu atvedai krikščionį, tai tu pasiimsi ne krišnaitą, tu ir pasiimsi krikščionį. Atvedai musulmoną, pasiimsi musulmoną. Atvedai siką, pasiimsi siką, bet geresnį. Tobulesnį. Jogą, taip? Tai įsivaizduokit, jeigu mes šitą padarytume, taip, su savo vaikais, visas pasaulis vestų vaikus ir prašytų, padarykit ir su mūsų vaikais tą patį. Kaip jūs juos apsaugot? Jeigu pagal objektyvius parametrus, matytųsi, kad, pavyzdžiui, aplinkui vaikai priklausomi nuo narkotikų, alkoholio, rūkymo, gadžetų, o pas mus ne. Pagal objektyvius parametrus. Išmatuojamus, moksliškai, statistiškai verifikuojamus parametrus, matytųsi, kad pas mus daug mažesnė priklausomybė. Ir kartu mes nesikesinam į jokius vaikus, nieko ten neverbuojam. Kokį tu atidari, tokį pasiimi, tik geresnį. Taigi visas pasaulis vestų vaikus ir prašytų, padarykit ir su mūsų vaikais tą patį, ką su savo. Bet tada iš esmės keičiasi pamokslavimo matymas. Būtent. Čia ne gatves reikia su vėliavom, bet reikia Būtent. Taip. Nes jeigu jie mato viziją, kaip tėvas vaikščia su vėliavais, nenori. Taip. Bet tai ne ta esmė. Taip. Labai džiaugiuosi. Aš šiaip bandžiau šitą mintį kažkaip praventiliuoti. Kad vakaruose mes galim rasti tą patį,
laipsnis kitas, temperatūra kita. Bet taigi mes tą temperatūrą galim pakelt. Paimti tos pačius instrumentus vakarietiškus, jo, kaip dabar, pavyzdžiui, ta mokykla, kuri gimsta akise, nu ten nebus labai daug kalbos, išskyrus savus, bet ten nebus labai daug kalbos apie kažkokius vedinius principus, nes niekas nesupranta, ką tai reiškia. Bet tie principai, kuriuos Šaulo Monašvilis, pavyzdžiui, humanistinė pedagogika, jo, arba ypač realiai, jo, dėja, Ščetinas, jo gyvenimas tikrai labai liūdnai, labai nelaikų pasibaigė, bet jo tas licėjus buvo grynas ašaras, grynas vedinis ašaras, pagal pagrindinius parametrus. Ir mes galim tuos metodus pritaikyti. Humanistinės pedagogikos, pavyzdžiui. Tuos, kurie yra vediniai. Ir jų nereikia vadinti vediniais, nes vedinių niekas nesupranta. Galima kalbėti apie humanistinę pedagogiką, nes ten jau toks išartas laukas. Jau visi žino, arba kokio nors Valdorfo, jo pedagogika, Montessori. Jau šitas žino. Tai va, apie tai galima ir panaudoti. Tas pats ir čia su tom renesansu, tom humanistinėm idėjom. Galima panaudoti tai, kas jau veikia. Žmonės jau žino, kad tai veikia. Jeigu tai atitinka ir mūsų principus, vertybės. Atsiprašau, šviesa asanos turėtų būti visai kita idėja skleidžiama visiems. Ir jau labai intensyviai turėtų būti. Bet nuo ko tai priklauso? Įsivaizduokim, kad yra organizacija, institucija religinė, kuri auga pamokslavimo sąskaita. Tai jeigu ji auga, tai ir augs. Ta pati Florencija arba Venecija, įsivaizduokim, Florencija yra nedidelis miestelis palyginus. Mažesnis už Vilnių. Gyventojų po didžiojo maro 1300 kažkuriais metais Florencijoje buvo 30 000 gyventojų, druskininkų, viso labo. Ir toks miestelis pastatė tą Santa Marija del Fiore. Dabar ten apie 500 000 gyventojų. Bet jis stagnuoja. Ta prasme, žmonės į ateitį nebežiūri. Venecija, Florencija, Graikija, pavyzdžiui, tos turistinės šalys ir turistinės vietos, jie tiesiog eksploatuoja savo protėvių įdirbį. Jie daugiau nieko nebedaro. Nei ten pramonės kažkokių, ta prasme, nėra raidos. Jie tiesiog eksploatuoja tai, ką jų protėviai padarė. Prižiūri tos objektus, miestai visada pilni, Florencija, Venecija, visada pilni turistų. Ta prasme, vietinių gyventojų yra nedidelis procentas palyginus su turistais. Ir tie turistai neša pinigus. Tai panašiai, atleisk man viešpatį, bet kažką panašaus galim pamatyti ir su Iskonu. Prabhupados įdirbis toks, kad Iskonas daugiausiai kalba apie tai, kaip išsaugot Prabhupados palikimą. Čia geras klausimas. Bet pagalvokim, kaip viskas įvyko. Linai, ką daryti, aš nežinau. Man atrodo, aš suprantu, kad laikas tai seniai baigėsi. Ką darom? Tai pašnekėsim gal prie pasaulio. Nežinau, jūs spręskite. Gal galima pratęsti kiek vėliau. Jeigu dar yra vienas kitas klausimas. Jeigu yra vienas kitas klausimas, tiesiog galim planuotis ir sekančiais kartais atvažiavimą taip pat. Jeigu gausim atgarsį, kad, sakykime, tikrai bendruomeniai tinka
toks pamokslavimas ir šita strategija. Tai jūs nenumirėt nuo tos nuobodybės? Ne, reikia tęsti ir kitą kartą. Bet jeigu dabar susijęti su viešpačio Tanės visą tą dabartinę viziją ir viešpačio Tanės misiją, nes dabar visi pagal senovę įsivaizduoja, kaip gatves, kurie Leonos vidų niekas nenori dirbti. Tai galbūt galite kažkaip duoti visiems tą viziją, nes čia mirtinų ir senų, kurie jau, kaip sako, svajonės atsibodo, norisi kažką pajusti jau iš esmės. Bet dabar į gatves jau nelabai kas eina. Tai ko ten eit? Jeigu patys nelaimingi, ką ten? Kad laimingais taptum. Pabandykit. Pabandykit. Siekit, kaip ten. Ta laimė iš kur ateina iš gatvės. Gali būti du būdai, kaip po visą pasaulį išplatinti Prabhupados knygas. Nu, pagrindiniai. Vienas tai nešties į gatves, o kitas būdas, kurio kol kas niekas neišrado. Niekas nežino, kaip tai padaryti. Bet mes apie tai šnekam. Tai padaryti taip, kad jos būtų vadovėliai. Visur, mokymo įstaigos, kad jos būtų vadovėliai. Ir viskas. Studentai patys jas pirks, leidyklos jas leis. Nu, čia nebūtinai būtent Prabhupados knygos, bet iš jų padaryti vadovėlius, taip, kad mokyklose pagal jas būtų dėstoma, universitetuose būtų dėstoma. Viskas. Ir tada klausimas, o kodėl, taip, kaip dabar sako, visi norėtų fronto liniją, tipo į gatves, o ten toliau niekas nelabai nori daryti. Nes ateina žmonės, tai jie ateina, ką jie džimama, kas toliau. Vat būtent. Nu tai tada kol kas baigiam jo, bet šiaip tai aš labai džiaugiuosi. Nu vat labai sveiki klausimai, tik tai atleiskit, kad šitiek laiko sugaišau, aš nežinau, kaip prie jų pereiti. Jo, visokiais vingiais. Gerai. Šrila Prabhupada ki, Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahamahotsava ki, Gaur Prabhu ki.